Labas visiems, šiandien aš jums pasakysiu 19 idėjų filmų arba filmukų kalėdinių, kuriuos galėtumėte pasižiūrėti, jeigu tiesiog nežinot, ką žiūrėti. Nes man taip dažniausiai būna, tiesiog norisi atsisėsti, pasimti kokius snacksų arba kokią draugę pasikviesti ir praleisti gerai laiką žiūrint kokį filmą arba filmuką kalėdinį. Tai pirmas iš jų būtų Elf. Čia yra kalbama, kaip prieš daug metų mažylis įsiropštė į kalėdų senelio rogės maišą ir kalėdų seneliui grįžus į savo gimtosius namus, elfai įsivaikino tą mažylį. Tai jam buvo suteiktas švelnus bičiulio vardas ir elfai jį augino kaip savo vaiką. Tačiau kai mažylis užaugo į didelį, aukštą žmogieną, daug iškildavo problemų. Jis netilpdavo į paprastus mažus elfų namelius ir nors ir kaip buvo liūdna elfų tėvams, jo netikrams, pasiūlė jam tiesiog sugrįžti į žmonių miestą ir susirasti savo biologinius tėvus. Tai tikrai tai yra įdomus filmas ir labai patariu jums pasižiūrėti. Antras būtų The Christmas Chronicles. Man atrodo, taip sakau, jeigu ne, tai atsiprašau. Tai čia yra pasakojama apie vyresnę sesę Keitę ir jos vyresnį brolį Teddy, kurie per kūčias nusprendžia nufilmuoti kalėdų senelį. Bet netyčia patenka į jo vežimą ir prasideda neįtikėtini nuotykiai per visą naktį, kad išgelbėtų kalėdas, kurios dėl jų kaltės atsirado pavojuje. Tai nuotykių kupina istorija su kalėdų seneliu ir jo elfais. Iš tikrųjų yra kelios dalis, mačiau, kad yra 3 dalis, tai manau, kad kiekvienose yra skirtingos, bet čia maždaug kalbu apie pirmą dalį, tai tikrai įmesiu nuotraukas, kad kokias dalis pasižiūrėti, kaip atrodo maždaug. Ir tikrai šitas filmas duoda tokio jaukumo kalėdinio ir tokios šilumos. Toliau mums visiems žinomas tikrai yra Harry Poterio filmas, tai yra 7 dalis arba 8, bijau suklys, bet maždaug kažkas tokio. Tai tikrai per kalėdinės atostogas dažniausiai rodo per LNK, man rodos, kiekvieną dieną po vieną dalį. Ir tie, kurie dar vis nežino šito filmo, tai čia serialą gal man geriau sakyti, nes tipo dalis. Sakysiu filmas. Tai čia maždaug yra kalbama ir susijęs su magija, su magijos mokykla, kur 3 draugai, 2 berniukai ir 1 mergaitė susitinka traukinyje ir jie abudu išvažiuoja į savo tą magišką mokyklą. Tai Haris Poteris yra berniukas, kurio šeima mirė ir jis gyvena su jo mamos sesės šeima. Bet ta sesė su savo šeima ir Hariu nelabai sutarė. Kaip tik pavydėjo, kad jos sesė, tai Hario Poterio mama, turėjo daug geresnį gyvenimą negu jinai ir jinai pyksta ant jo sesės vaiko. Bet vis dėlto, kadangi Hario Poterio mama ir tiek jo tėtis mokėsi toj magiškoj mokykloje, tai ir jam ateina laiškas išsiųstas, kad ar jisai nori mokintis magiškoje mokykloje. Aišku, jo mamos sesė su savo vyru tikrai neišleidžia jo, bet jis vis tiek slapčia pabėga ir tam traukinį važiuojant susitinka 3 draugus, su kuriais praleis visas dalis kartu ir jie taps patys geriausi draugai ir tikrai kiekvienoje dalyje yra labai įdomių nuotykių, labai daug magijos ir tikrai priverčia nesustot žiūrėt, o vien tik tais kiekvieną dalį, kiekvieną minutę, net nesinori eiti kažką kitą žiūrėti, tik tais. Kalėdų senelio slaptoji tarnyba lietuviškai išvertus. Jie pasakoja apie kalėdų senelio sūnų Artūrą, nežinau kaip išvers, kuris per vieną naktį turi išgelbėti pasaulį nuo vienos mergaitės pamirštos, jai tiesiog net neštos dovanos. Pasinaudodamas moderniomis technologijomis ir padėdamas juokingų elfų. Yra, man atrodo, čia irgi gal 2 dalys, tiksliai nežinau, būtinai pasižiūrėkit, bet čia maždaug visą laiką įmesiu, kokią nuotrauką ir kaip atrodo. Toliau yra filmas Falling for Christmas, lietuviškai Nepamirštos kalėdos. Aš pati iš tikrųjų nežinau, ko toks yra filmas, tai manau reiks tikrai pasižiūrėti. Ir ten vaidina Lindsay, jums tikrai žinoma ir žiauriai gera aktorė, kuri vaidino Mean Girls,
vaidino Freaky Friday ir dar vienam filme, tik nežinau kaip vadinasi ten, kur dvynės sesė. Žodžiu, jums tikrai žinoma aktorė ir labai gera. Tai šis filmas pasakoja apie išlepintą viešbučio paveldėtoją, kuri slidinėjo ir jai atsitiko nelaimė amnezija. Ir atsiduria pas paprastą vienišą tėtį ir jo dukrą. Ir pamiršau toliau pasakyti, bet žodžiu, taip gaunasi, kad tas tėtis ir jo dukra stengiasi padėti tai Lindsay prisiminti apie save ir praleisti tas tikrasias kalėdas. O gal net ir susirasti meilę. Toliau yra tikrai visiems žinomas filmas The Grinch, yra animacinis ir yra aktorių filmuojamas filmas, tai tikrai pasižiūrėkit tie, kurie nematė. Ir tai yra maždaug apie žalią žmogeliuką, kuris nemėgsta kalėdų, visiškai. Jis yra niūrus, jis yra piktas ir jo nieks nemėgsta iš tikrųjų. Dėl to, nes jis kitaip atrodo negu visi, jis yra žalias. Tiesiog kalbama, kad jis anksčiau ar vėliau vis tiek supras, jiems išaiškins, kad jis nėra toks blogas ir tiesiog jūs tai turėtumėt patys pamatyti. Šito aš labai negaliu išpasakoti, tiesiog galiu papasakoti apie tą Grinchą. Tai maždaug tiek tik tais pasakysiu, o paskui jūs ten pasižiūrėkit tas dvi dalis, tikrai pasižiūrėkit labai. Toliau A Christmas Carol. Tai yra maždaug kalbama apie šiukštų piktą senelį, kurį aplanko per kalėdas 3 vaiduokliai, tai dabarties, ateities ir praeities dvasios. Jį priverčia susimastyti ir tiesiog tapti dosniu, geru žmogumi ir suprasti tą tikrąją kalėdų dvasią. Nes tai yra klasikinis Čarlzo kūrinys. Toliau yra Jingle All the Way. Tai mažasis Džeimsas svajoja apie nepaprastą lėlę. Turmo žmogų nenugalimą didvyrį, kurio tikrai beveik visi vaikai nori. Tad artėjant kalėdoms jo tikrai nebeįmanoma gauti. Džeimso tėtis pasiryžta žūtbūt kažkaip nupirkti jam per kalėdas tą dovaną. Visame mieste liko tik tais vienas turbo žmogus. Jo beieškantis susitinka tikrai su daug tėčių mylinčiais savo vaikus, kur jie irgi nori nusipirkti tą žaisliuką, kad padovanoti savo. Toliau yra That Christmas, yra animacinis filmukas, kuris tikrai neseniai pasirodė ir iš tikrųjų nelabai rašoma, kiek ieškojau apie informacijos. Ice Age, tai tikrai irgi visiems žinomas filmukas, kurį bent jau aš žiūrėdavau per televizorių ir visą laiką rodydavo, tai čia yra animacinis filmukas susijęs su gyvūnais ir daug įdomių nuotykių, išbandymų, kur yra realiai tiesiog atrodo, kad Antarktidoje. Toliau tikrai labai visiems žinomas ir žiauriai geras ir kur tikrai kiekvieną gruodį, kiekvienais metais aš bent jau žiūriu. Tai Vienas namuose yra 4 dalys. Man asmeniškai labiausiai patinka, aišku, tos pačios pirmosios, tai 1, 2 dalis, bet tikrai yra ir 3, 4, kurios irgi tiek pat yra įdomios, tik tais, kad kiti maždaug aktoriai. Nežinau, tai yra tiesiog kalbama apie mažą berniuką, kurį kažkokiu būdu jo šeima tiesiog palieka, nes jisai turi daug brolių ir sesių. Tai čia, man atrodo, yra 1 ir 2 dalyje, o 3 ir 4 yra skirtingai padaryta, tai patys turėsit pažiūrėti. Toliau, The Santa Claus. Tai yra kalbama apie maždaug vyrą, kuris netikėtai tampa kalėdų seneliu. Po to, kai susitinka su tikruoju kalėdų seneliu ir netyčia jį nužudo. Jis privalo pasimti šitą magišką rolę ir tapti kalėdų seneliu. O tai reiškia, tai pakeis jo gyvenimą visiškai. Ir santykių su sūnumi. Tai tikrai bus labai daug mokymosi apie kalėdų tą magiją ir kaip reikia būti kalėdų seneliu. Atrodo kaip siaubo filmas, nes tipo nužudo. Bet tikėkit manim, ten tikrai nėra ant tiek rimta, ant kiek skamba. Christmas with the Cranks, tai yra kalbama apie šeimyną, kuri nori kalėdas praleisti tokias, kad nebūtų jokių šurmulių, bet viskas netikėtai pasikeičia, kai dukra grįžta namo ir kaimynai sukelia sąmyšį dėl to, kad kodėl jie nenori tų kalėdų švęs, o tiesiog tyloj ir beveik nieko nedaryti per kalėdas. The Polar Express. Tai aš tikrai girdėjau apie šitą animacinį filmą, kad
Kai kuriems nelabai jis patiko, kai kuriems patiko, tai nežinau, aš papasakosiu maždaug, o jūs jau patys nuspręsit, ar pasižiūrėt ar ne. Tai čia yra kalbama, kaip vieną ankstų rytą berniukas atsikelia iš miego ir pastebi, kad atvažiavo Polar Express, tai yra traukinys, kuris turėtų nuvežti visus vaikus į Ašigalį, susitikti su Kalėdų seneliu. Vaikai važiuodami tuo traukiniu atranda tikrai daug dovanų ir tikrusios dovanos yra draugystė, pasitikėjimas ir noras dalinti. Nors ši istorija yra mėgiama daugiausiai vaikų, bet tikrai ir suaugusius pritrauks. Žvelgdami į berniuką jie prisimins savo vaikystę, tą jaudulį ir svarbiausia vieną naktį. A Charlie Brown Christmas. Tikrai, aš manau, irgi daug kas žiūrėjo šitą filmuką, aš bent jau žiūrėjau. Tai čia yra maždaug kalbama apie berniuką, kuris turi savo draugą šuniuką ir turi daug kitų draugų, maždaug ten tiesiog praleidžia kalėdas ir kaip normalus žmogeliukas. Bet pasižiūrėkit vis tiek jį nors ir žiūrėt, nes aš jau beveik neatsimenu ir man atrodo, man reiktų tikrai pasižiūrėti. Deck the Halls. Tai aš žiūrėjau šitą filmą ir kiek prisimenu, ten yra kalbama apie dvi šeimas, kuri viena neseniai atsikraustė ir labai tiesiog mėgsta pasipuošti savo namus, jau ant tiek, kad jau wow tos lemputės. O kitam kaimynui, kuris jau ilgai gyvena, jam nepatinka. Ir tada toks gaunasi, kad nori tą naują kaimyną, pasakyti jam, kad gal čia nereikia, čia tiek visko, nereikia. Ir tada jie tiesiog pradeda kariauti dėl tų lampučių ir kuris geriau ir tokių sąmyšio vyksta, tai tikrai priverčia susimastyti ir būtinai pažiūrėkit. Toliau čia toks nelabai kalėdinis, bet Wonka tikrai žinomas visiems filmas. Tai dabar iš tikrųjų čia kažkada buvo išleistas naujas filmas Wonkos, bet ir pasižiūrėkit tą senesnį, tikrai labai įdomus ir man atrodo, kad jis toks biški tokios magijos, bent jau kažkiek man duoda ir tikrai per kalėdas pasižiūrėjus tokį filmą tiesiog žiauriai pasijausit gerai ir jaukiai. Sieja viskas su šokolado fabriku, tai būtinai pasižiūrėkit, tikrai daugiau nesakysiu, bet aš sakau jums. Aš kur mėgstu šokoladą ir ten maždaug viskas yra apie šokoladą ir šiaip ten yra tiesiog žiauriai įdomus filmas. Tiek tas senesnis, tiek naujesnis. Pasižiūrėkit, prašau labai. Nativity. Tai čia yra maždaug susijęs apie Jėzaus Kristaus gimimą ir Marijos bei Juozapo kelią į Betliejų, bet yra du tokie filmai pavadinti taip pat. Tai iš tikrųjų aš įmesiu nuotrauką, kur maždaug pasižiūrėkit, bet tikrai ir pasižiūrėkit tą kitą filmą, tik aš nežiūrėjau, bet pasižiūrėkit. Bet tas, kur čia buvo 2009 metų, tai tikrai atrodo toks įdomus. Ir paskutinis Candy Cane Lane. Tai yra amerikiečių kalėdinė komedija apie vyrą, kuris nori laimėti konkursą dekoravimo. Tai jis sutarė sutartį su elfu. Ir galima sakyti, padaro chaosą savo rajone. Taigi tiek. Tai čia ir buvo mano tos 19 idėjų kalėdinių filmų. Vienas buvo nelabai, bet maždaug buvo, kur susijęs su magija. Tai tikrai pasižiūrėkit ir tikrai tikiuosi, kad jums patiks šitas video. Net užsidėjau kalėdinį megztuką. Tai nepamirškit pasubscribint, palaikint ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Čiau!